Žinot, kartais mes dirbam įstaigose, kurios susiję su blogiu. Na, tarkim, karo populiarinimo yra daug sričių, kur netgi ugdymo įstaigose pristatinėjom kaip gynybą, kaip kovą su blogiu, pristatinėjom karą ir gyvybės atėmimą. Ir jeigu jūs tokioje įstaigoje dirbate arba dalyvaujate savo veikimu, nemanykite, kad tai yra tos įmonės atsakomybė arba kaltė ir jūs čia ne prie ko. Deja, taip nėra. Įmonė arba įstaiga tai nėra energija, tai yra darinys, kuriame dalyvauja jūsų energija. Todėl atsakomybė yra jūsų. Ir karmiškai, jeigu jūs ateinate į gyvenimą su karminė klaida, ką mes tikrai turim kiekvienas, jūs visada patikrins. Patikrins sumodeliuodami situaciją, ar jūs dėl pinigų, ar dėl šlovės, ar dėl garbės, ar iš savanaudiškumo, ar iš parsidavėliškumo, ar jūs nueisit antrą kartą į tą pačią klaidą, ar ne. Tai konsultacijos istorija nuorodoje apačioje. Ačiū.